rungtynių laiko pabaigos. Būtent tiek laiko dar turi Kauno komanda, kad išplėštų pergalę ir keliautų į kitą etapą, kur arba vienos arba kitos komandos, ne 100%, tačiau 99% laukia Danų Alborgo klubas. Ir Kaunas, būtent Kaunas su kamuoliu, Marius Činikas, žaidėjas, kuris taip pat šiandien atidavė visas jėgas, sužaidė puikias rungtynes, kaip ir mes turbūt galime sakyti apie kiekvieną aikštėje pasirodžiusi futbolininką. Tačiau iki pergalės kol kas trūksta. Trūksta nedaug, tačiau trūksta. Mančkava kairiuoju kraštu jau prašė kamuolio Ledesma, prašo ir Mamičius. Mamičius nepasiekė kamuolio, šansas Mrovesui, šis atgal Ledesmai. Na, galbūt dabar perdavimas į baudos aikštelę ir kaip rizikingai dabar žaidžia škotai ir net nesutarė dabar Škotijos futbolininkai. Visiška panika ir Rangerių komandos gynybos grandyje. Bandydamas numesti kamuolį krūtinė, Kristianas Deilis dabar nesutarė su savo komandos draugu. Tai kainuoja škotam dar vieną kampinį. Ledesma iš kairio atakos krašto. Beveik visi futbolininkai dabar yra Alano Magregoro ginamų vartų baudos aikštelėje. Smūgis į vartį! Į vartį! Kaunas nuvedė! Netrukus viską matysite dar kartelį. Alanas Magregoras stambių planų, jo veide neviltis. Visiška panika, kurią mes matome šalia savęs sėdinčių Škotijos komentatorių veiduose. Įvarčio autorius Linas Pilibaitis. 2-1. Tai atsitiko 87-8 šio mačo minutė. Na, mėly Lietuvos futbolo aistruoliai, mes esame maždaug 3, galbūt 4 minutės iki sensacijos, iki visų laikų geriausio Lietuvos klubinio futbolo pasiekimo per visą Lietuvos futbolo istoriją. Dabar jau laikas yra mūsų draugas, pusantros minutės. Kuo greičiau sudegtų šios minutės ir dabar manau, kad Kauno komandos treneriui tikrai reikėtų atlikti keitimą. Tai būtų galima laimėti dar vieną kitą akimirką ir sustiprinti gynybos grandį. Na, dabar svarbu apsiginti ir sėkmingai žaidžia Kauno komandos vartininkas, skubėti nėra kur. Na, taip, matysime dar vieną naują veidą Kauno komandai, visiškai teisingą taktiką dabar renkasi Kauno komandos vadovas. Vygantas Zubavičius pasirodys aikštėje ir Rangeriai skuba. Jiems, ir 2 keitimus iškart ruošia ir Walteris Smithas. Tačiau Kaunas apsigina. Netrukus pamatysime, kiek pridėta laiko šiose rungtynėse. Taip, gimsta sensacija. Galbūt dar vienas įvartis. Priblokšti dabar Rangeriai. Net 2 keitimus ruošia Walteris Smithas. Net nebijojo Aurimai, kad po štai šio mačo, kaip jis be pasibaigtų, taip, dabar bus atliekami keitimai, tikrai lėks Rangerių galvos. Galbūt ne vyriausiojo trenerio. Na, kaip be būtų, tai nėra mūsų pagrindinė. Nėra. Apskritai, net ne pagrindinė, mums net neįdomi jų priežastis. Mums reikia atsilaikyti minutę, galbūt 2. Čia 6 maždaug tūkstančiai. Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Glazge jų buvo 34 tūkstančiai. Kaunas atsilaikė. Šiandien, stebint 6 tūkstančiam žiūrovų, Kaunas yra labai arti istorinės pergalės. Kauniečiai. Žilvinai, dar nepaminėjom. Linas Pilibaitis pelnė 5. įvartį šių metų Čempionų lygos atrankos varžybose. Ir atmosfera čia Dariaus ir Girėno stadione yra, patikėkite, tokia nereali, kad lauksime Danų Alborgo. Drįstu teikti taip, bravo Rafaeliui Ledesmai. Jis atliko šiandien savo darbą su kaupu, palieka aikštę Brazilas žaidžiantis Kauno komandai. Dar pažymėkime, Žilvinai, jis vis dar buvo šiek tiek traumuotas ir negeriausias. Walteris Smithas, taip, ką kainuos šios rungtynės jam? Vietoje Rafaelio Ledesmas, Vygantas Zubavičius pasirodo aikštėje. 45 minutės jau prabėgo. Kol kas nematome, kiek bus pridėta laiko šiose rungtynėse. Atsilaikyti kauniečiams, atsilaikyti. Grigalevičius aikštės viduryje. Skubėti tikrai nėra kur. Štai taip reikia žaisti lietuviams. Grigalevičius išlaiko kamuolį, užuot jį atidavė savo komandos draugui Zubavičiui, kuris ką tik pasirodė aikštėje ir škotai nieko nelaukdami kerta per kojas Grigalevičiui. Taip, dar užmušta viena kita labai svarbi akimirka. Kaunas arti istorinės pergalės. Ar jūs galite tuo patikėti? Greičiausiai ne, tačiau tai gali netrukus tapti realybė. Su kamuoliu Kaunas. Stabdo kamuolį kauniečiai, perdavimas Grigalevičiui ir Vitakeris pasimetęs muša kamuolį bet kur. Jei jūs dabar matytumėt škotų komentatorius,
Jie tyli. Na, jūs matėte savo ekranuose Walterį Smithą. Nežinau, ką galvoja Glasgow Rangers komandos atsarginiai futbolininkai. Visi tie žmonės, kurie atvyko su šiuo klubu, patikėkite, jų buvo labai daug. Panašu, kad jie atsivežė dar mažiausiai 2 arba 3 komandas, kurie aptarnauja futbolininkus esančius aikštėje. Tačiau visi dabar yra kupini panikos. Na ir kauniečių galbūt viena paskutiniųjų atakų pridėtos dar net 3 minutės. Štai taip nusprendė šių rungtynių. Na, tai yra logiška, ne asistentas, rungtynių arbitras nusprendė ir tos 3 minutės tikrai nėra kokios 6. Grigalevičius su kamuoliu. 2-1. Mamičius, nagi. Na vėl perlaikytas kamuolės, smūgis į vartus, perlaikė dabar Mamičius kamuolį. Ne pirmą kartą. Galėjo veržtis vienas, Grigalevičius viską padarė teisingai, apskaičiavo, pritraukė prie savęs futbolininką ir atliko gerą perdavimą. Tačiau Mamičius vėl pasirinko ne patį teisingiausią sprendimą ir Magregoras ištraukė dar vieną kamuolį ir dabar jau škoto atsakymas. Labai seniai mes nematėme Mario Kelo su kamuoliu ir atrodo, kad ir dabar jo komandos draugai jam to padaryti neleis. Na ir kauniečiai, dar vienas šansas. Zubavičius ką tik pasirodęs aikštėje, kupinas fizinių jėgų, kairiuoju kraštu veržėsi 1-1 smūgiuoja. Labai teisingai daro. Palaikė kaip įmanoma ilgiau kamuolį Zubavičius ir tik po to atlikė smūgį tiesiai škotams į kojas. Uždirba dar vieną užribį Kauno komandai. Jau daugiau kaip minutę prabėgo. Tai jau tikrai maždaug 1,5 minutės iki šio mačo pabaigos ir Nukrimančkava grąžins kamuolį iš šonės linijos, grąžins jį į žaidimą, prašo kamuolį Zubavičius, jį gauna, bando smūgiuoti į vartus, kamuolys palieka aikštę ir Magregoras kuo greičiau prašo antrojo kamuolio, jį gauna netrukus jūs kamuolį žaidimą, Aurimai, mums lieka atsilaikyti apie minutę. Minutė 30 nuo to momento, kai rungtynių arbitras parodė, kiek pridėta laiko. Kita vertus, 45 minutės buvo prabėgusios šiek tiek anksčiau. Deividas Veiras, perdavimas į priekį, na ir Nerijus Radžius. Šaunuolis Nerijus Radžius sudegina dar keletą sekundžių. Na, 14. Na, jei netingite paskaičiuoti, liko 100 sekundžių. 60. Jau 60. Viena minutė. Su kamuoliu varžovų vartininkas, kuris net nežino, ką daryti. Tik dabar muša toli kamuolį. Su kamuoliu Kaunas. Galbūt dabar palaikyti kamuolį. Nereikia skubėti. Nors kauniečiai turi kiekybinę persvarą, skubėti tikrai nėra kur. Mrovecas jau laukia kamuolio, jo Grigalevičius baudos aikštelėje ir nepavyko iš eigos smūgiuoti Mindaugui Grigalevičiui, to neleidome padaryti varžovų komandos gynėjai, tačiau dar vienas panikos ženklas Glasgow Rangers komandos gynybos grandyje, nepasidalino kamuolio Škotijos gynėjai. 30 sekundžių. Tuo pasinaudojo Kauno komanda, Grigalevičius smūgiavo į vartus, tačiau kamuolys skriejo virš vartų ir, na, jeigu ne paskutinė, tai viena iš paskutiniųjų varžovo atakų, Beliškai adresuotas kamuolys, lietuvis kamuolį nepasiekė. Na, ši ataka greičiausiai bus paskutinė. Rungtynių teisėjau, švilpt laiką. Žaisti lieka nedaug. Šaunuolis Zelmikas. Viskas! Tai yra neįtikėtina, tai yra nerealu, bet tai yra teisybė. Danų Alborgas dabar atvyks į Kauną. Na, o Glasgow Rangeriams mes sakome ačiū už dėmesį. Viso gero, ate, Futbolas LT taip pat baigė šią nerealią transliaciją. Dar kartelį, Aurimai, apie viską nuo pradžių. Pirmasis kėlinys, 30 mačo minutė, 1-0 įvarčio autorius į kauniečių vartus. Kevinas Thompsonas, 43 mačo minutė, Nerijaus Radžiaus įspūdinga bomba į škotų vartus, 1-1, tai pirmasis kėlinys. Antrajame kėlinyje kauniečiai sugebėjo pelnyti dar vieną įvartį ir įvarčio autorius buvo Linas Pilibaitis. Šiandien viskas. Čia Dariaus ir Girėno stadione dabar mes girdime tik vieną žodį. Iš 4 raidžių. Ačiū. Jie visi čia susirinkę, kaip ir jūs, prie kompiuterių monitorių. Buvot nerealaus, nereiktų kartotis tų pačių žodžių, tačiau dar kartelį visus norime pasveikinti. Tai, kas įvyko, tai yra realybė. Dabar ir Lietuvoje yra futbolas. Galime tą teikti drąsiai. Liko Danų Alborgas. Jei nugalėsime juos, mes Čempionų lygos grupės varžybose. Ar galėjote tuo patikėti? Tikriausiai ne. Tačiau tai yra labai arti tiesos. Šiandien tiek. Ačiū Jums už dėmesį. Ačiū, kad buvot su mumis ir viso labo. Sėkmės Jums.